Labas rytas. Po truputį ruošiamės, dedamės daiktus ir eisime. Jau į pabaigą susidėti viską. Nebedaug liko. Kilimėliai susisukt daliko. Einu podelius plauti. Mes susiruošėm jau, išeidinėsim. Prieš porą minučių erkę ištraukiau ramentai. Reiškia, reikia apsižiūrėti dažniau. Bet miegam miškuose, tai nenuostabu. Ilsimės žolėse, pakelėse, nukrentam savo. Šiaip jau nemažai erkių, šiaip vaikštančių mačiau ant telefono vaikščių, ant kojų, ant batų, ant rankų. Labai daug jau mačiau. Mano vyras nei vienos nematė. Dėl to ir neįkan. Nu ką, keliaujame toliau. Kelinta diena šiandien. Ir šiandien 12 kelionės diena žygio. Einu į parduotuvę. Ne kažin kiek toli nuėjai, klausyk. Dar ne. Dar greičiausiai kokį 11 kilometrų. Taip. Tipensim šituo nuostabiu išasfaltuotu keleliu. Nuostabiu dviračiams skirtu takeliu. Tiesiog yra nuostabus plentas. Labai mūsų kojos džiaugiasi šituo. Nuėjome 8 kilometrus. Iki parduotuvės liko 11. Mes labai džiaugiamės, bet tik ne šiuo taku. Labai džiaugiamės šiuo taku. Na ir beje, mano pirštai apsivaflinau. Žodžiu, yra sutrūkinėjusi oda iki žaizdų. Iki kraujų. Išsitepliojau su bepantenu. Teisingai ištariau. Aha. Bepantenu išsitepiau. Gal sakau šiek tiek atsigavo, nes telefoną sunku valdyti, o reikia kelią pasižiūrėti vis tiek. Tai va, tai keliaujame toliau. Šiaip tai yra, galiu pasakyti, nesąžininga, nes mano vyro batai bus normaliai nuėję abudu. Abi poros batų. O man nelabai. Nu, nesakyk, tavo yra nešamos, tai kaip irgi nemažai nueis kuprinėje. Tiek eina. Jos neina. Na, batai neina. Bet tada jos keliauja. Keliauja lengvai Tai va, savo. bus Ypatingai mano žygio batai keliauja. 1000 kilometrų. 1000 kilometrų. Atėjom dabar prie parduotuvės, nusipirkom pavalgyti ir mes dabar kaip tikri piknikautojai piknikausime va šitais ant žolės, nes neradome kur. O kiek jau turim nuėję kilometrų? 500! 500? Tu gal beprotė? 500 kilometrų! Mūsų jubiliejus! Kažkoks mano vyras yra liūdnas. Valio! 500 kilometrų. 500. Jubiliejus. Ta proga Valgysim. kiaušinių išvirtų. Gerai, bus kitas jubiliejus kitą kartą. Einame dabar tokiu štai miško keliuku, pačiu nuostabiausiu. Ką norėtumėte pakomentuoti? Planuojam keliauti, tiksliau eiti apie 15 km dar.
Bet dabar einame iki link jūros, link tualeto. Tai ten vandens pasiimsim, atsigėrimai. Nors dabar turim atsigėrimą pilną, bet dar pritrūksiu. Tada nešamės kiaušinukų virimui. Virsim šiandien kiaušinių. Ryte virsim kiaušinių. Tai žodžiu, reikia vandens nemažai. Dėl to ir eisime tenais pirmiausia. O ar šelterį surasim? Dar ne. Nes šelteris yra mums šiek tiek per toli jo eiti. Mes nelabai nusiteikę eiti labai toli. Tai nebent pasiekę savo tą tualetą, užsipildysim ir jeigu bus kažkur netoliese, tai galbūt ir apsilankysim. Tikriausiai jau pastebėjau, kad mes kasdien nueinam ne mažiau kaip 40 km. Tai dabar mūsų toks vidurkis, o toks vidurkis yra todėl, kad jeigu mes eisim lėčiau, tai mes galim nespėti grįžti namo. Nes namuose laukia vaiką, vaka. Keturkoja. Ir vaka lauk, ir darbą lauk. Į viskas lauk. Neaišku, čia. Tai va, dėl to po 40 km einam. Daugiau. Būtų įmanoma eiti daugiau, bet ar noris? Tai ne. Nesinori daugiau eiti. 40 yra tas pats. Tas. Ir daugiau nelabai norisi, nes ir tai yra sunku eiti. Be kuprinių, jeigu būtumėm, arba kuprinės būtų dvigubai lengvesnės, tada taip, tada galėtume eiti galbūt ir toliau. Bet primenu, kuprinė 17 plius minus 12 plius minus kuprinės yra tikrai nemažas svoris. Kiekvieną dieną nešti. Einam po 14-15 valandų. Čia su poilsiais, aišku, bet tie poilsiai tokie būna trumpi. Ir atrodo, kad nepailsėjom visiškai. 11. Kas čia 11, mums tiek kilometrų gal liko. Ne, kad biškų daugiau. Suklydot. O čia vieta tai yra superinė. Miškai, kalneliai. Jo, labai gražu. Biškų prieme Lietuvą. Tavo kelius neša mažus varpelius, vyno daugiau nei galėsim pakelti per naktį. Lūpos nesaugo tiesos, tavo lūpos pilnos rasos, leisk prisiliesti prie jų ir sudegti. Ir man užtenka tavęs, man nereikia kitų. Mano meistras man sakė, kad aš esu tu. Nežinau, ar galiu netikėti, kai šitokia lietus. Ir aš einu užsimerkęs aš giliai, nematau, kaip užmeskinio viešpats vaidenasi tau, tu sakai, neužmink, tu sakai, pranyksta lietus. Mano eilė visada. Mes jau čia įvykdėm dienos normatyvą. Susiradom tokią aikštelę, netoli kelio. Dar bandėm ieškoti kitur, bet supratom, kad nieko gero nebus. Tai užsiėmėm šitą vietelę neblogą tokią, tiktais kad arti kelio. Pasistatėm palapinikę, apsiprausėm, apsivalėm servetėlėm. Tada išsivirėm kiaušinukų. Valgysim, žodžiu, vakarienės. Turim šaltos kavos dar.
ir pyragiuką. Kiksiukų turim. Žodžiu, norisi pasilepinti šiek tiek. Organizmas reikalauja aukų. Ir mes jam duosime. Tai va, einam valgyti kiaušinuko. Tai iškirpsim. Galim pakeisti šitą vietą, kad... Yra. Pala, mušim dabar. Pasim tą mušim. Kur nors jau sudaužiau, bet nesimatys. Ne. Mas. Dalykos pas mus. Bėgšt, sudaužiau. Susidažusi. Užtenka man deda rankus. Labanakt. Viskas. Myga. Greit. Labanakt. Saldžiu sapnu. Myga. Dar pasakyk, kad... Labanakt. Viskas. Labanakt.